Labas visiems dar kartą. Taip jau mes įpratę pas mane grupiai, kad aš vis pasivaidinu įrašus. Jau šiandien nemažą tokį tekstą, ilgą postą apie draudimų peržiūras, kodėl reiktų tą padaryti, kada tą reiktų daryti ir panašiai. Vienareikšmiškai sakau, nepalikit draudimų neperžiūrėtų ilgus metus, visą laiką juos patikrinkim. Dėl reikia peržiūrėti draudimus, tai surašiau visą didžiulį tekstą, bet iš tikrųjų gyvenime nutinka daugybė dalykų, daug kas pasikeičia, informacija pasimiršta. Įsivaizduojam kartais, kad turim vienokį draudimą, o pasirodo turim visai kitokį. Tai visus tokius dalykus reikia sužiūrėti ir nebūtinai konsultacijos metu dėl peržiūrėjimo bus draudimai perdaryti, nebūtinai tą reikia daryti. Kartais neįmanoma, kartais neverta. Tai va, kodėl sakau, atsisėskim, pažiūrėkim, kas yra, ką turim, prisiminkim informaciją, kad žinotumėm tiksliai, kada ir dėl ko galim kreiptis. Ir tada matysim, konsultacijos metu reikia perdaryti kažką, reikia kažką dadėti, nuimti, sutvarkyti, ar vis dėlto paliekam taip, kaip yra, nes yra labai gerai, nuostabiai ir liesti jų neverta. Ne? Tikrai labai dažnai atsitinka taip, kad žmogus nori persidaryti draudimą, nori padidinti sumą, pailginti terminą, ir visaip kaip padaryti pakeitimus, bet tiesiog jau to negalim, nes jau kažkokia tai rimtesnės ligos diagnozė ir nei vienas draudimas tiesiog to žmogaus jau niekur nepriims. Ne? Tai jau tokiu atveju sakau, jau turėkit, ką turit, jau kaip yra, taip yra padaryta, nėra viskas prastai. Bet padidinti jau neišeis, ne? Tai visokių būna variantų. Kadangi aš dirbu pagal visas FCA taisyklės, tai šiaip savo perdaryti, belę kad perdaryti, negaliu aš, ne? Tai jeigu peržiūrėjimo metu, tikrinant, lyginant draudimus, negali gauti geresnių sąlygų, geresnės kainas, geresnių kažkokių tai papildomų priedų, tai tada draudimų neverta judinti. Jeigu reikia kažką keisti, sakykime, gimė vaikutis, o draudimai be vaikų, tada taip, tada jau reikia dadėti vaikus ir tada jau žiūrim, ar mes galim pridėti prie to pačio, ar vis dėlto jau reikia naujai daryti draudimą, ne? Namo paskola, naują paėmėm arba turimą išmokėjom, tai vėlgi automatiškai turim tikrinti, kas vyksta su draudimais. Labai svarbu pajamų draudimą turint pranešti draudimui, kad keitėsi darbovietė. Jeigu darbovietė keitės išlaikant tą patį darbą, jeigu jūs keitėt fabriką į kitą fabriką, tai tada ne, tada viskas ok, čia nieko pranešti niekam niekur nereikia, ne? Bet jeigu iš fabriko darbuotojus perėjot dirbti, į ofisą, pilnai administracinis darbas, taip, tada visiškai keičias darbo klasifikacija, rizikos lygiai ir panašus dalykai, tai draudimui reikia pranešti ir labai svarbu atlyginims, kiek buvo apdrausta ir koks jūsų naujasis atlyginims, kad neatsitiktų taip, kad jūs stipriai permokat už draudimą, jeigu pradėjot gauti mažiau atlyginimo. O Jėzu, kad užsivedžiau, net įkvėpti, pamiršau. Bet iš tikrųjų, sakau, draudimų peržiūra yra labai svarbi tema ir tą padaryti reikia, nebijokit. Svarbiausia iš tikrųjų yra kalbėti ir žiūrėti, verta ar neverta. Yra apie ką pasikalbėti visą laiką, yra ne tik su naujais klientais, bet jau su esamais, su žmonėm, kurie senai turi draudimus ir panašiai. Ne? Greičiau mes pagaunam tuos per trumpą terminą, per mažą sumą, ne atnaujinti duomenis kažkur, sakykime, ne? Tuo greičiau mes tai galim sutvarkyti, sudėliuoti į reikiamas vietas ir jeigu galim, tai tada arba perdarom, arba paliekam tą patį. Tai va, informacijos daug, prišnekėjau daug. Paskaitykit, pažiūrėkit ir jeigu ką, tai kreipkitės, suplanuosim konsultaciją ir pakalbėsim.